19 užduotis. Išspręskite nelygybių sistemą. Reikia užrašyti atsakymą intervalu. Nelabai sudėtingai atrodo. Užrašau, man patinka visą laiką užrašyti. Aš tada kažkaip esu linkus atsargiau padėlioti tuos skaičius. Tai kol kas nieko dar nedarau. Aš norėčiau iš pradžių antrą lygtį truputėlį pasiprastinti, nes čia net nėra pilnai sutraukti panašiai nariai. Tai aš perkelsiu į kitą pusę tą dvejetą, perrašau visą lygčių sistemą, minus 2x, yra tiksliau mažiau arba lygu 6. Jeigu mes dvejetą perkeliame į kitą pusę, tai bus su minuso ženklu, tai minus 3x paliekam taip, kaip mes juos čia ir turėjom. Ženklas išlieka, o minus 4 minus 2 bus minus 6. Tuoj pagalvosiu, kokiu čia... nieko čia nereikia daryti. Labai paprastai. Padalinam abi dvi lygties pusės iš minus 2 čia, o čia padalinam iš minus 3. Dabar, kai dalinam iš neigiamo skaičiaus nelygybės, prisiminam, kad visą laiką jų ženklas tada apsisuka aukštyn kojomis. Tai čia bus x, o kol čia išnyko ženklas, nebesvarbu. Apsisuka aukštyn kojom daugiau arba lygu negu minus 3, o čia tas x bus lygiai taip mažiau už 2. Dabar sako intervalu. Tai gerai, jeigu matosi, tai matosi, jeigu ne, tada aš dar primenu tokį dalyką, kad mes čia turime dvi kažkokias tiesas. Pirma, nelygybė sako, kad mums tinka visi x, kurie yra 3, įskaitant, ir visi už jį didesni skaičiai. O antra nelygybė sako, kad mums skaičiai visi būtinai turi būti mažesni už dvejetą. Dvejetas jau netinka. Tai mes iš viso turim tokį intervaliuką, kur mums eina nuo minus 3 imtinai, minus trejetas tinka, ir eina iki 2, bet 2 nepasiekia. Tai atsakymas turėtų būti toks, galiu tiesiog taip ir parašyti, nuo minus 3 iki 2. Dar reikia parašyti x priklauso. Vis tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.